Privačioje Odetos galerijoje Vaikutėnuose, Utenos rajone, jūs galite pamatyti ne tik margučių muziejų, bet ir karpinių ir liaudiškų raižinių kolekcijas. 40 metų kuriu karpinius ir per tos 40 metų ne tik sukūriau tūkstančius karpinių, ne tik padariau edukacijų šimtus, bet ir surinkau į kolekciją didelį skaičių karpinių iš viso pasaulio. Tai originalūs paveikslai, užuolaidėlės ir kitokie karpiniai. Aš labiausiai mėgstu, man labiausiai patinka lietuviški tradiciniai karpiniai. Tai yra taikomojo pobūdžio, pirmiausiai užuolaidėlės, tada lentynėlių, pagražinimai popieriniai, kampinukės, žibalinių lempų gaubtai, servetėlės, viskas, kas karpyta iš popieriaus. Taip kad tokių tikrai eksponatų yra daug. Taip pat, žinoma, jeigu žiūrėsim į mano paveikslus, tai jų yra gausybė. Per 40 metų jų susikaupė tikrai daug, tiesiog ištisi ciklai yra ir Lietuvos dvarai, ir gyvybės medžiai. Paskutiniu metu pabandžiau ir man labai pavyko ir sukūriau keletą, o gal jau ir keliasdešimt, o gal ir kelis šimtus iš tikrųjų karpinukų miniatiūrų iš medžio lapų. Tai buvo tokia pradžia, kuri labai užkabina ir tokių iš medžio lapų karpinių originalų taip pat yra nemažai. Na ir kolekcijoje tikrai nenoriu pasakoti, kiek aš turiu savo originalių kūrinių. Aš noriu parodyti ir savo kolegų iš viso pasaulio. Tai yra štai ukrainietės karpinys, kuriame margutis. Tai ukrainietės Julijos Dečenko irgi labai originalus karpinukas. Na, gal tokie tolimesni, bet net tolimiausi ir įdomiausi mums karpiniai, tai yra meksikietiškos vėliavėlės. Tai yra originalūs, iš tokio popieriaus plėvelės iškirpti karpiniai, galbūt net kažkiek primenantys lietuviškas užuolaidėlės, bet labai ryškus, įvairiausių spalvų. Ir jie yra kabinami puošti namus Meksikoje, bet toks tolimiausias. Dar labai įdomus iš tikrųjų karpiniai yra siluetai. Lietuvoje gal ir nebuvo labai gausūs ir turintys istoriją, bet šiuo metu yra pora autorių tikrai Lietuvoje, kuriančių tiesiog siluetus, žmonių portretus. Na, kaip taikomojo pobūdžio karpiniai, taip pat yra mūsų pažįstamos snaigutės. Čia yra meistrės Kristinos Mažukaitienės iš Klaipėdos iškarpytos snaigės. Nepaprastai mažytės, subtilios. Odetos galerijoje jau vyko kelios tarptautinės parodos. Ir tie eksponatai lieka. Tai yra karpytas margutis, o čia norėčiau tiesiog parodyti kampinukių tarptautinės parodos eksponatų. Yra žinoma, lietuviški, iš Lenkijos ir iš Ukrainos. Be galo gražūs, originalūs darbai ir labai didelė kolekcija. Kokių tik nėra eksponatų karpinių, iš kokių šalių. Štai čia šveicariškas, tokio plonumo, tokio subtilumo, net nepaklijuotas tradicinis šveicariškas karpinys. Labai norėčiau pakviesti į Odetos galeriją, ne tik pamatyti karpinių kolekciją, bet ir patiems išbandyti sukurti karpinį.